Vienareikšmiškai galima atsakyti tik tai, kad kovo 11-osios Lietuvos nebėra. Ir nebėra ne tik tai juridiškai, bet ir ekonomiškai ir dvasiškai. O jeigu reikėtų apibūdinti Lietuvą pagal valstybių suvereniteto laipsnį, tai aš manau, kad teisingiausia būtų ją vadinti pusiau kolonijinę valstybę. Nes iš to, kaip dabar egzistuoja Lietuvos ūkis, kultūra ir žmonės, tame, kas yra vadinama Europos Sąjunga, tai paralelių su buvusių istorijoje valstybių priklausomybėmis kolonijinėms valstybėms galima būtų rasti ne vieną, bet tai ne šios dienos pokalbis. Mes atkūrėme Lietuvą labai netikusiu metu. Netikusiu ta prasme, kad ne tik tai Rusija lūžo. Lūžo visa vakarų Europa. Vakarų civilizacija buvo atsidūrusi ant virsmo, kuris vėliau jau buvo pradėtas vadinti globalizacija. Bet tuo metu, kai mes skelbėme Lietuvos nepriklausomybę, šito reiškinio taip aiškiai apibrėžto dar nebuvo. Mes manėme eina į visišką nepriklausomybę, kaip tada buvo sakoma. Negali būti pusiau nepriklausomybės. Yra nepriklausomybė ar nepriklausomybės nėra. Tai va, porą-trejetą metų juridiškai tarsi dar ir egzistavo ta visiška nepriklausomybė. Tačiau iš vidaus jau ji pamažu buvo paplaunama ir griuvo. Nepastebimai, o kai kam ir aiškiai suvokiant, kas yra daroma, bet buvo išplaunama kovo 11-osios valstybė. Kas pirmiausiai buvo padaryta? Pirmiausiai buvo atimtas iš žmonių turtas. Ne tiek turtas tikrąją to žodžio prasme, daiktiškąją prasme, galimybė turėti turtą tiek, kiek pats žmogus atrodo galėtų jo sukaupti, juo disponuoti ir ant to kurti savo asmeninę laisvę. Antras dalykas buvo nuimta visa finansinė šito disponavimo turtų galimybė. Žmonės turėjo daug santaupų, bet jie buvo visų bankų bankelių išsiurbti, išimti ir pervesti į nežinia kur, kaupiant būsimųjų oligarchų pradinį kapitalą. Kai skelbėme nepriklausomybę, vakarų Europa nebuvo susiorientavusi, ką darys su šitomis postkomunistinėmis, kaip jį vadino, šalimis. Bet labai greitai buvo susimesta, nes pamatas tam telkimui, kuris vėliau buvo pavadintas Europos Sąjunga, jau nebe bendrija, jau buvo padarytas. Ir numatyta ten tie dalykai, kurie mus padarė priklausomais taip, kaip mes neįsivaizdavome būsę priklausomi. Pirma, tai mums buvo liepta atsisakyti savo energetinio stuburo, tai yra Ignalinos atominės elektrinės, nes elektrinė tai yra ekonomikos pamatas. Toliau mums buvo nurodyta, kad visi bankai turi būti privatizuoti ir priežiūrą gali atlikti tik tai valstybės bankas, kuris praktiškai yra kasininko vaidmuo.
Mums buvo pasakyta, kad mes privalome įvykdyti didžiąją privatizaciją iki galo. Tai yra parduoti visas valstybei priklausančias įmonės ir kitą valstybės turtą, taip, kad galėtų laisvoji rinka egzistuoti ir funkcionuoti iki kapiliarinio lygmens. Ir kas svarbiausia, kad mes turėtumėm įstatymus, kurie leidžia bet kam iš ES šalių piliečių pirkti mūsų žemę, ko nebuvo per visą Lietuvos istoriją. Dar daugiau, bet kuris ES pilietis atvykęs į bet kurią Lietuvos savivaldybę galėjo būti renkamas ir išrinktas. Kitaip sakant, dalyvauti politinėje savivaldybės veikloje, diktuodamas tokias normas, kokias dabar matome danų kiaulidžių pavidalu. Tai visi šitie dalykai, savaime suprantama, neatėjo be žmonių komentarų, žmonių reakcijų ir svarbiausia, be didelio nusivylimo. Kad nebūtų tas nusivylimas pernelyg skaudus ir pernelyg žiaurus, buvo puikiai sužaista atviromis sienomis. Kas gali išlikti čia Lietuvoje, nuskurdintoje Lietuvoje, kada socialinė rūpyba kitose šalyse, Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje yra 3 kartus ar daugiau aukštesnė negu Lietuvoje. Rask tu tokį patriotą, kuris čia užsiliks ir kovos su savo neįveikiama valdžia, kadangi paprasčiausiai jinai nieko negirdi. Tokiu būdu iš mūsų šiandien plaukia visa tai, kas yra vadinama Lietuva iš tiesų, tai yra gyvieji žmonės. Jeigu šiandien sakoma, kad jau nebeturime pilnų 3 milijonų, tai aš manau, kad turime dar mažiau, nes neapskaitytų žmonių, dingusių žmonių iki 500 milijonų, sako, esame dar kažkur užsimetę. Tai juokas juokais, bet populiacijos likimas yra visiškai neaiškus. Antra, visiškai neaiški yra Lietuvos valstybės institucijų veikla ir likimas, kadangi įstatymai yra visi harmonizuoti pagal ES teisę ir bet kuris naujas įstatymas taip pat reguliuojamas. Atitinka jis standartus ar neatitinka. Taigi, valdymas, galima sakyti, iš centro yra totalus ir iš tiesų žmonėms, kur tada geriau gyventi, valdomiems dvigubos valdžios ar viengubos valdžios ir gaunant už tai visiškai kitą savijautą, kitą pragyvenimą. Šlykštusis Suslovo pasakymas, kad Lietuva bus, bet be lietuvių, yra kažkaip vėl aktualizuojamas. Ir jeigu jau demografai kalba apie tai, kad apie 2030 metus mūsų populiacija, jeigu ir ne bus visiškai išsisklaidžiusis, tai bent jau priėjusi tokią ribą, kad jos atsinaujinimas bus praktiškai nebeįmanomas, tai tada Lietuvos ateitis, patys suprantate, nelabai šviesi. Jeigu tempai emigracijos ir gyvenimo kokybės gerėjimas bus toks, koks vyksta dabar, tai ko gero taip ir gali būti. Aš tikiuosi tik tai vieno, kad kaip visada lietuviai galvojo nugaromis. Tai jeigu šį kartą irgi kas nors stuktelės, būtent emigracijos faktas, kad jau mes mirštame, tai gal per nugarą ateis ir į galvą. Ir tąsyk tas milijonas, kuris čia liks ir nenorės gyventi niekur kitur, padarys kietą Lietuvą. Tokią, kuri galės kalbėti tada apie lietuvių susigrąžinimą čia, tam tikromis sąlygomis, kad jie būtų tikrai įsipareigoję gyventi ne savo, o Lietuvai.